Turėjau du vardus, Adomas Vladislovas, gimė 60 metų spalio 2 dieną, dar Izabelė, Manzilovskos tėviškėje. Baigė teologijos mokslus, perėmė iš tėvo parapiją, mirė būdamas 51 metų šioje bažnyčioje pamokslo metu. Palaidotas Cumstų kapavietėje čia Nemunėlio Radviliškyje. Porą metų už brolį jaunesnė Stefanija Dorotėja. Gimė 62 metų sausio 7 dieną. Baigė Cumstų pensionatą ir Lietuvos gimnaziją, vėl grįžo namo į Nemunėlio Radviliškį tam pensionate dėstyti. Ilgą laiką buvo susižadėjusi su Papilio kunigo Kaderio sūnumi, Bronislovu Kaderiu. Susižadėjusi su buvo 9 metus, bet tas Kaderis vis siekė visokių mokslų ir visur važinėjo ir jau kažkurio metu jau tai Stefanijai tapo aišku, kad čia nelabai kas bus ir po tų 9 metų jinai jam grąžino žodį ir žiedą ir sakė, nenorinti trukdyti jo moksliniai karjerai. Ir šiaip jau atrodytų, tais laikais Stefanija liko kaip ir ant ledo, taip jau sakant, nes jau kažkokių kitų alternatyvų nelabai buvo, bet jinai nenuleido rankų. Jinai išvažiavo į Ciurichą, Ženevą, nes Šveicarija buvo vienintelė vieta, kur moteris galėjo gauti aukštąjį mokslą ir pabaigė ten 2 metų mokytojų kursus ir su tuo diplomu jinai galėjo dėstyti ir tą darė prestižinėse Varšuvos mokyklose, dėstė kalbas iki pat savo gyvenimo galo ir mirė sulaukusi 80 metų 42 metais. Dar Stefanija garsėjo tuo, kad laikėsi režimo, aš skaičiu, kad gal dietos, darė reguliariai mankštą, todėl turėjo ypatingai šviežią veido spalvą ir ne pagal metus jauną išvaizdą. O ir šiaip, kaip jos veidas dvelkė kažkokiu kilnumu ir gerumu, būdingų pedagogams iš pašaukimo. Tai Kaderis liko nevedęs, profesoriavo Austrijoje Krokuvoje ir manau, kad turėjau gailėti savo nepasirinkimo, bet ką žinai, kas mane svarbu. Ten irgi vedė Smetonos prancūzų kalbos mokytoja Pabaltio vokietė Klara Vilkė ir netgi vienu metu grįžo, mirus Adomui Cumstui, jisai grįžo kunigauti į šitą pačią Nemunėlio Radviliškio bažnyčią. Mirė jisai 41 metais Lodzėje, traukdamasis nuo okupacijos. Tai va, šitie 3 Cumstų pirmagimiai, kaip ir šeimos linijos nepratėsi. Nei Adomas, nei Stefanija, nei Zofija vaikų neturėjo. Užtat visai kitaip pavyko 4-ajam Cumstų sūnui, Jonui Gabrieliui Cumstui, kuris gimė 1864 metų lapkričio 9 dieną. Baigęs Lucko gimnaziją ir Tartu universitetą, jis tapo akių gydytoju, dirbo netgi tiriamąjį darbą, ten ir Peterburge, kur paskui jis ilgą laiką turėjo akių praktiką Šiauliuose. Ir Šiauliuose yra toksai adresas Vasario 16 gatvė numeris 62 ir ten dabar yra Šiaulių miesto administracijos pastatas. Tai jisai stovi vietoje Jono Cumsto akių klinikos. Ir yra dar tokių tinklapį, aš turiu nuotrauką, yra atvirukų to pastato, kai jis buvo Cumsto klinika. Dabar ten kažkoks yra stiklainis ir aš užtikau diskusiją Facebook'e, kur šiauliečiai piktinasi, kodėl čia buvo normalus namas, o dabar man kažkas stovi. Tai va, toks jo pėdsakas Šiauliuose. Jonas Cumstas buvo vedęs Vandą Gintilo, jinai buvo iš Odesos, iš tokios labai neprastos, man rodos, giminės. Jie susilaukė 3 dukrų ir 3 sūnų, tai visų čia dabar nevardinsiu ir nepasakosiu. Visi jie turėjo labai įdomius likimus, bet įdomiausias likimas, man įdomiausia pasirodė vyriausia Cumsto dukra Vanda Černovska-Karpinska.
nesiplėsiu daug apie juos, čia tokiais punktais pasakysiu, kad Vanda Karpinska buvo vienintelė moteris Lenkijoje apdovanota visais kariniais ordinais. Jinai buvo aktyvi POW-kie. POW, Polska organizacija vojskova, tai Lenkų pasipriešinimo judėjimas. Ir jinai netgi buvo šito POW moterų skyriaus komendantė Vilniuje. Ir panašu, kad dėl to jinai niekada vėliau į Vilnių atvažiuoti negalėjo, nes nepriklausomais Lietuvos metais jai būtų už tai grėsusi mirties bausmė. Nu, todėl, kad, kaip žinia, POW-kai kovojo už savo Vilnių, o mes už savo. Ir tuo metu kažkaip tai buvo skirtingos kovos. Jinai buvo pirmoji moteris įkopusi į 7 statų viršūnes. Į 2 iš jų iki tol iš Vandos nebuvo įkopęs joks žmogus. Ir ten darė su savo antruoju vyru Adamu Karpinskiu, kuris po to žuvo Himalajuose. Kai jisai žuvo, jau tada Vanda į kalnus nebėjo, bet jinai ten įsiruošdavo ir buvo jam pasiūlusi tokią lengvą 2 kg šilkinę palapinę. Ir su ta palapinė, man kažkaip taip labai atrodo romantiškai, kad su ta palapinė jį ten vadina kažkokią nusinešė ir jo kūnas niekada nebuvo rastas. Įdomus yra abudu Vandos vyrai. Pirmasis Vaclavas Dembov-Černockis buvo irgi POW žvalgybos ir propagandos skyriaus viršininkas. Ir nežinau, kiek čia yra futbolo mėgėjų, bet atrodo yra toks Lenkijos klubas Polonija, tai jisai yra jos steigėjas buvo. Ir jie turėjo su tuo Černockiu dukrą Kristiną, kuri ištekėjo už vyro, kuris buvo Lenkijos prezidento Kačinskio krikštatėvis. Bet antrasis Vandos vyras, tas garsusis alpinistas Adamas Karpinskis, kuris dar be to buvo aviatorius ir pirmo lenkiško sklandytuvo kūrėjas, žodžiu, jau jie laukėsi pirmo to vaiko ir sugalvojo, kad reikėtų tą vaiką pasigimdyti 4362 metrų aukštyje. Nu, alpinistai. Taip sakant, alpinistų tokiam bivuake, nežinau, alpinistų stovykloje Mont Blanc. Nu, bet galvoja, gal reikia prieš tai apsižiūrėti. Jau ten buvo Vanda 6 mėnesių neščia, tai jie ten užkopė iki to bivuako. Nu, bet žiūrė, ne, vandens nėra, šildymo nėra, kažkaip tai gal leidžiame žemyn. Tai dar besileidžiam žemyn, tas būsimasis tėvas įsmuko į properšą, iš kurio Vandai teko jį išlūkti. Nu, ir jie nusileido į Turiną, kas yra arčiausia vieta, kur gali nusileisti iš Mont Blanco. Nu, ir dar belaukdami to vaiko, Vanda dar stažavosi radiologijos kažkokio rezidentūroje, o Adamas dar dirbo su sklandytuvais. Ir tenais gimė tas Jacekas Karpinskis, kuris, kaip sakau, buvo pirmo lenkiško kompiuterio išradėjas, nu, bet charakterį irgi tokio buvo vienu metu viską metė, nusipirko Olštyniai ūkį, išsinuomojo, išėjo auginti kiaulių, bet po to jau nuvarė į Šveicariją dirbti kotą. 48 metais, sausio 26, gimė Marija Paulina. Ją vadino Manė ir jinai buvo turbūt labiausiai padūkusi Curftų dukra. Prieš tėvo valią jinai išvyko į Krokuvą studijuoti mediciną universitete, bet per anatomijos paskaitą pamačius Lavoną Molpo, tai tada perėjo į literatūrą. Ir tenais susipažino su savo būsimu vyru Stanislovu Penkovskiu. Jisai, atrodo, buvo žymus ten Lenkų intelektualas ir kartu su juo, aš manau, kad čia taip visai tik ir žodžiu, jinai išvertė į lenkų kalbą pirmą kartą Nyčės Taip kalbėjo Zaratustra. Tai manau, kad vertė jinai, nes vokiškai jinai mokėjo kaip Cimštaitė, o Penkovskis gal ten kaip nors mažiau suguldė ir pramušė leidimą, bet skaitosi, kad čia jų publikacija. 1918 metais Manė su Penkovskiu išsiskyrė, bet jis spėjo sugyventi sūnus. Vienas mirė kūdikystėje, o antrasis, jis vadinosi visur vadinamas Stanislovas Štremboš. Štremboš čia kaip jos slapyvardis. Aš bandžiau visom kalbom, bet visom kalbom man išėjo Maišytuvas. Nu tai va tas Stanislovas Maišytuvas. Kas? Bimbalas? Va, okei, tai, nu, va taip nieko Maišytuvas skambėjo. Nu gerai,
Tai Stanislovas Bimbalas, Štreboš, iš tikrųjų jisai vėl buvo labai rimtas Pirovetų tos polska organizacija Vaiskovo veikėjas, gavo ordiną už karinės dorybės, visai kaip jo pusseserė Vanda. Ir Amazonijoje galima rasti jo atsiminimus, kurie taip ir vadinasi Peovlecija, tai Peovetai. Tai per tą Stanislovą Bimbalą, nemaišytuvą Marijos Trūktaitės liniją išsikrutuliojo iki mūsų laikų, ten galima jų ieškoti ir rasti. Mirė Marija 1920 metais Varšuvoje, sulaukusi 52 metų. 1870 metais sūnams gimsta dar vienas sūnus, šeštasis, buvo 8, tai jau čia netoli pabaigos, Konstantinas Jokūbas. Po mokslų vėl Slucko gimnazijoje ir Tartu universitete, jisai buvo inžinierius, jisai dirbo Rygos Politechnikos institute dėstė, bet jisai turėjo, man rodos, širdies reumatą ir vos 43 metų būdamas 1913 metais mirė. Jį smarkiai pergyveno jo žmona, Peterburgo konservatorijos auklėtinė Emilija Makarska. Bet Munkos tas ypač svarbus todėl, kad jisai buvo Petro Nastopko studijų draugas ir įvedė į šeimą ir supažindino su savo seserimi Elena, kuri po to už Petro ištekėjo ir prasidėjo Nastopkų linija. Tai ta Elena Nastopkienė truputį praleidžia, to atskiriau pakalbėsim ir dabar šokam prie numerio 8, tai buvo jauniausia Cupstų dukra, Jadvyga Vanda, gimė 1884 metais ir po mokslų Cupstų pensionate ir Mintaujos gimnazijoje ištekėjo už tapytojo Konstantino Bobovskio, bet panašu, kad jie buvo ne tik tapytojai, bet ir visokių darė socialinių veiklų ir aš vakar paguglinau, patikrinau, bet tokiam Skaržisko Kamena mieste Lenkijoje, kuris yra netoli Liublino, yra Jadvygos ir Konstanto Bobovskių gatvė.